Labas vakarėlis. Dar vienas pirmas mėnesio pirmadienis ir jo metu laida Alive. Tai sveikinu susirinkus dar kartą padiskutuoti, pakalbinti šio vakaro pašnekovę ir esu tikras įsinešti naudingų įžvalgų, kurios padės fotografiniai karjeroj arba fotografijoje kaip hobija. Tai pirmiausia, noriu padėkoti mūsų partneriams. Tai pirma padėka Vilmerio baldams, aš va čia glostau. Tai ačiū Jums. Nanlite apšvietimui, kurį mes šiandien ir naudojame, ir Mr. Clay tinkams, sienoms arba šiuo atveju drobėms. Na ką, laikas pakalbėti ir apie mūsų temą. Tai prieš primenant temą ir pristatant šio vakaro pašnekovę, noriu paklausti jūsų, kaip laikotės, ar nusiteikę įsilieti į diskusiją, ar nusiteikę aktyviai dalyvauti ir prisidėti, kaip aš vadinu, kiekvieną kartą prie bendra kūrybos, nes iš kilusių idėjų, pasidalinimų idėjomis, iš užduodamų įvairių skirtingų klausimų, kartais net labai, kai kam gali atrodyti kvailų klausimų, gimsta, atsiranda neįtikėtinai vertingi atsakymai. Tai kaip jūs laikotės, ar pasiruošę? Ir nieko nelaukdamas pristatau šio vakaro pašnekovę. Dadadadam, Oksana Točickaja. Ir mes su ja pakalbėsim apie jos fotografinį kelią ir apie komercinės virtuvės užkulisius. Skamba intriguojančiai, tai aš nieko nelaukdamas kviečiu Oksaną jungti. Labas vakaras, Oksana. Labas, Tomai. Sveiki visi. Faina, kad pakvietėt, malonu. Smagu tave turėti šioje diskusijoje, šiame pokalbėje. Ir aš netrukus pakviesiu tave prisistatyti, bet aš visai galvoju, norėčiau aš taip pasidalinti, kaip aš tave matau, jeigu įdomu. Aha, labai įdomu. Tai aš Oksaną matau kaip fotografijos masterį, kuris praėjo gana ilgą kelią, ieškodama to tobulo varianto, kuris geriausiai tinka. Ir esu tikras, kad tame kelyje buvo visko. Iš esmės visko ir žinai, ir tų ups and downs, kaip sakant. Ir tokiu būdu tu esi čionais ir esi sukūrus tai, ką sukūrus, kuo mes fotografai žavimės ir kaip sakant, su pagarba žiūrim ir sakom jo. Labai, respektas toks, kaip sakant. Na, iš tikrųjų labai įdomu, nes niekad nežinai, kaip kitiem atrodai iš jų pusės, bet apibūdinimas gal visai geras, nes tikrai teko gyvenime visko išbandyti ir nors viskas buvo panašiai ir apie tą patį fotografijos srityje, bet tokių takelių buvo įvairių, aišku. Okay. Tai aš, Oksana, truputėlį irgi trauks mūsų žiūrovus, kad čia pamatytum, kad nemaža kompanija susirinkus, tai truputėlį pasidalinsiu. Nerijus sako, labas vakaras visiems, tegul viena pokalbio metu išgirsta idėja pakeičia gyvenimą. Sako, good, štai man patiko. Gerai, tegu Nerijus rašo, kas jam įdomu. Pabaigoje beje pakviesiu pasidalinti, ar kokia idėja jums buvo vertingiausia, ar koks suvokimas. Taip pat labas Edita, taip pat labas Kamilė. Arnoldai, labas, Ernesta, labas, ta fotos, labas, Viktorija, labas, Arnoldai, jau labinomės, sako, gerai laikomės, labai laukiame, live, ir Tomo su pašnekovais, labai puiku. Ernesta tagina draugą ir Marius sako, labas vakaras, nuotaika fantastinė. Tai aš dar visai pamiršau, greitai primenu, kad šiek tiek tokios interakcijos, tai kviečiu pataginti draugą komentare, kuriam irgi įdomi fotografija, ir arba pasišėrinti mūsų transliaciją. Tai ir pokalbio pabaigoje mes padovanosim Brazi 50
eurų dovanų kuponą, kur jūs galės išnaudoti arba Brazi studijai, arba mokymams Brazi Photoschool, arba kitam produktui, kurį mes galime pasiūlyti ir kurį jūs galite įsigyti. Tai kviečiu, kaip sakant, du variantai, jeigu ir tą padarot, dvigubai didesni šansai. Tai viskas. Ir mes tada keliavom jau grinai į pokalbį. Oksana, tai dar tada klausimas žiūrovams. Ar pažįstate Oksaną, ar tai yra pirmas toks susipažinimas, ar tai bus pirmas susipažinimas? Labai įdomu. Ar čia, kaip sakant, susirinko jau Oksanos kolegos, pažįstami, ar nauji žmonės, kurie sako, ką čia ta Oksana? Tai Oksana, kaip tu prisistatytum, kaip tu save pristatytum žmonėms, kurie, čia aš pristačiau Oksaną, fainai, čia komercinė fotografija, ėjo į tokį ilgą kelią įdomų, kaip tu save pristatytum iš šios akimirkos? Na tai, nežinau, elementariai tikriausiai prastai, kai rašau laiškus, tarkim, kažkokiem naujiem savo potencialiem klientam, tai prisistatau paprastai, kad esu Oksana, fotografė ir Okto fotostudijos įkūrėja, vadovė. Ir tiek, tikriausiai. Supratau. Tai ačiū už prisistatymą. Tai gal ir pradėkim tada nuo mūsų šios pirmos užrašo, būtent tas, kur kaip pristatinėjom, kad tavo fotografijos kelias. Žinau, kartais ir manęs klausia, kaip nuo ko prasidėjo ta fotografija ir kartais tai taip tokį būna, kiek kartų aš tą patį klausimą jau girdėjau, ne? Tai galbūt nenorėčiau užduoti visiškai identiško klausimo, bet klausimas, kokius pirmus tokius epizodus svarbiausius kaip fotografės karjeroje tu prisimeni, kurie tau padarė kažkokį svarbų dalyką? Na, ta karjera mano buvo tikrai labai tokia visapusiška, nes fotografiją aš pradėjau labai labai senai, nuo pat, nežinau, paauglystės savo, kai ten prasidėjo fotobūreliai ir ten šiaip įdomu buvo fotografija juostinė ir tada, aišku, sekė studijos, bet kai atėjo pats rinkimų laikas, ką reikėtų, kas man patinka, kokia fotografija man patinka, ką aš norėčiau daryti, tai visiškai aš ten nupjoviau į pievas ir galvoju, čia galbūt reikia fotografija, gal ne taip įdomu, gal yra įdomiau video ir man atrodė, kad video yra toksai, nežinau, dar patrauklesnis dalykas, kur galima daugiau visko, nežinau, save išreikšti. Ir aš tada pradėjau praktiką LRT televizijoje ir nežinau, kiek ten 3 mėnesiai LRT televizijoje, žiauriai norėjau būti operatorė, ten visiems vyram LRT įrodinėjau, kaip aš ten viską galiu ir kamera man nesunki visiškai ir, žodžiu, bet niekas man nedavė darbo, sakė, tu esi, nežinau, visiška diskriminacija, sako, tu esi mergina, tu negali dirbti šito darbo, čia vyriškas darbas. Tai tada, bet visgi man pavyko gauti tą darbą kaip operatoriai, aš tada pradėjau dirbti 11 kanalas, man atrodo, vadinosi, pradėjau dirbti tam kanale ir gerus metus, man atrodo, tikrai virš pusę metų aš ten atsitampiau su tą kamerą per visokius kaimo mugės, nežinau, bažnyčias ir dar ten velniai žinoma ką ir tada galvoju, ne, gal čia tikrai, gal jie buvo teisūs, gal čia ir vyriškas tas darbas. Ir tada kažkaip labai patraukė kitas sritis, tai patraukė būtent retušas, postprodukcija, nes aš kažkaip buvau visiškai tai padėjusi šalį su tom savo televizijom ir kai suradau galų gale, kas yra Photoshopas, tai man atrodo, jau bendrakursiai seniausiai žinojo, kad toks yra ir va taip jis veikia. O aš realiai ten galvojau, kad Photoshopas tai parduotuvė, foto kažką ten gali nusipirkti iš jo. Tai va, tai tada pradėjau, labai įsitraukiau, žodžiu, labai man buvo įdomu ir ten
valandas prie to Photoshopo ir man tada aš gavau darbą Fujifilm. Lietuva buvo tokia laboratorija ir jie atidarė savo skaitmeninį skyrių, kur, žodžiu, pasadino mane prie kompo ir drožiau nuotraukas ilgai. Ir galbūt tada buvo tas momentas, kai aš supratau, kad pabandžiau čia tą, pabandžiau aną, tai aš visgi noriu daryti fotografiją, man patinka laikyti fotoaparatą rankoje, patinka fotkinti, bet aš nežinau, kokios srities aš noriu būti fotografė ir tada vėl prasidėjo tie ieškojimai, aš pabandžiau studijinį darbą, įsidarbinau, tokia buvo studija fotos. Man atrodo, aš ten pradirbau gal kokius 6 metus, kaip samdoma fotografė. Visai buvo faina, fotkinau vestuves. Galima šitoj laidoj sakyti fotkinau, ar reikia sakyti fotografavau? Čia viską galima, net lengvai nusikeikti, viskas yra ok. Gerai, tai tada fotkinau ir vestuves, ir asmeninės fotosesijas, ir žodžiu, viską, ką fotkina. Galbūt mažiau buvau prisilietus prie žurnalų, tik tais tada pradėjau ten šiek tiek kažką daryti. Ir tada man kažkas tuktelėjo ir aš išvažiavau į Londoną. Galvoju, reikia man čia pamatyti to pasaulio, kaip čia kitur žmonės dirba. Na, nepasakyčiau, kad labai lengvai man ten sekėsi susirasti darbą, bet tada susiradau darbą spaudos agentūrai. Žodžiu, gavau ilgą objektyvą į rankas, gavau labai įdomiai, ten toks buvo pusiau paparatinis darbas, nes jie mane siųsdavo į tam tikrus renginius, kurie jau buvo numatyti, tarkim, ten koncertai, pristatymai ir panašus dalykai. Bet tuo pačiu siūsdavo kur nors, kur žinodavo, kad kokios nors ten žvaigždės turėtų jau į kažkokį klubą nueiti ar išeiti iš jo, tai turėdavau ten sėdėti ir laukti, bet labai juokinga, nes nesigavo iš manęs paparacės, nes į vietas važiuodavau pusę valandos autobusu, tada valandą grįždavau ir kol ten tas prisijungdavau, nuotraukas nusikraudavau, jau ten visur jos iš kitų fotografų būdavo jau ten pasklydę, tai, žodžiu, labai blogai sekėsi, labai nepatiko, žodžiu. Tai va, ir tada grįžau į Lietuvą, vėl pradėjau dirbti studijoje ir atėjo krizė ir mane atleido 2008, nes šiaip, man 25, bet kažkaip tais laikais metai kitaip skaičiavosi. Tai tada mane atleido ir aš galvoju, blembački, ką dabar daryti, nes realiai nei savo technikos, nei savo, nežinau, kameros net neturėjau. Ir iš tikrųjų labai geras dalykas atsitiko, aš nežinau, ar dabar tai yra praktikuojama, bet tuo metu aš dirbau su Nikon. Ir Nikon visiškai fantastiškai man padėjo, sako, va, imk tau įrangą, tu gali bandytis 5 metų, ar kiek ten to laiko, nepamenu tiksliai. Ir realiai su ta bandomąja technika aš išvažiavau su savo pirmaisiais darbais, jau su savo nebe kaip kitos studijos, o kaip nepriklausoma fotografė. Ir kažkur panašiai, sakyčiau, 2008-2009 metais aš įkūriau savo studiją Okto. Ir kuri gyvuoja iki pat dabar, tai jau 14 metų. Su tuo ir sveikinu. Nežinau, koks klausimas buvo, jau nušokau nuo kelio. Labai, žinok, labai taip aiškiai ir tiksliai papasakoji tokius esminius fotografinius žingsnius. Aš tą truputėlį dar, kad čia nepabėgtume jau, žinai, į Okto, žinai, visą tą laikotarpį, dar šiek tiek tenais porą klausimukų tada pabandysiu parituliuoti. Tai dabar, operatorė, tada fotostudijos, tada Londonas ir tada... Dar buvo retušas. Retušas po operatorės buvo, ne?
ok, ir tada grįžai vėl studiją ir tada jau savo pradėjai daryti. Ok, tai dabar klausimas, nes toks čia kaip tokie žingsneliai iš esmės gaunasi, tai įdomu, ar kiekvienas tas žingsnelis ir tas, žinai, vis tiek tu įdedi savo energiją, ne, savo širdies, savo pastangų, savo laiko ir kažkurio tų momentų supranti, žinai, arba supranti, arba nesupranti iš tikrųjų, kad ne tau. Tai klausimas, ar tu pati suprasdavai, ar tiesiog dar ir padėdavo aplinka, kažkaip pastumėdavo šiek tiek pakeisti matymo kampą? Man atrodo, kad aš pati, nes mano tikslas visada buvo daryti tai, ką mėgsti ir kad tai būtų ir pajamų šaltinis. Ta prasme, kad aš nedaryčiau, ką aš mėgstu, bet man dar reikėtų dirbti kažką iš šono, žinai. Tai tie visi kiti dalykai gal nebuvo tie mano favoritai, nes retušas jisai reikalavo labai ilgo sėdėjimo vienam, nežinau, užsidarius, tikrai tai sunkus darbas. Tas paparacinimas ar tas reportažas, ten visiškai ne mano sritis, aš jau tai iškart supratau, bet dar kažkaip biškai bandžiau tverti. O tada fotografavimas, jisai buvo mano, bet tiesiog dar buvo kelias iki to, ką būtent aš noriu fotografuoti, nes aš bandžiau ir vieną, ir kitą, ir sakau, tai buvo, pradžia tai buvo tikriausiai kaip ir dažniausiai būna, jeigu tu nesi kažkoks, tarkim, menininkas, tai tu bandai daryti komercinę fotografiją ir dažniausiai tai yra, aš taip įsivaizduoju, kad tai yra asmeninės fotosesijos, kažkokie vestuvės, galbūt modelių bukai ir tada dar yra daugybė kitų variantų, ar ne? Tai aš supratau, kad iš tų visų fotografijos sričių yra still life fotografija, ar ne? Dar taip pat, kur galiu daryti, bet truputį sukandus dantis būna tada sunkios man fotosesijos, kai reikia tokias daryti. Tai aš esu labai aiškiai išsigryninus, kas man patinka, kas važiuoja ir kad tai padaryti man irgi užtruko laiko. Tarkim, jau kai aš įkūriau savo studiją ir aišku, kad tada man reikėjo pajamų ir studijai, ir technikai, ir viskam, tai aš jau tenais ėmiau viską, dariau viską, bet tada palaipsniui per keletą metų aš supratau, ką aš noriu daryti. Tai manau, kad tai tiesiog atsitiko organiškai. Ar padėjo aplinkybės? Aplinkybės galbūt irgi šiek tiek padarė įtakos, nes tarkim, kai aš jau įkūriau tą savo studiją, tada gal atsirado šiek tiek to žinomumo, nežinau, per spaudą, per kažkokius kitus dalykus, nes dariau ir tokius kelis didesnius projektus, televizijos taip pat, ir tada taip gavosi, kad jie, nežinau, parodė rėmėjus per televiziją ir į mane kreipėsi praktikantai, norintys atlikti praktiką studijoje. Ir kažkas buvo geras retuše, kažkas norėjo tobulintis fotografijoje, kažkas norėjo tiesiog asistuoti, kam rūpėjo šviesa. Ir tada aš pastebėjau, kad pradėjo burtis žmonės, kad jiems įdomu, kad jie nori dirbti ir galbūt taip ta studija iš tiesiog manęs kaip vienos fotografės galų gale išaugo į produkšiną. Okay. O kaip tada, dar truputėlį ties Nikonu, kur tau pasponsorino Nikonas. Tiesa, dabar, tu sakai, nežinai, ar dabar vyksta, kuo toliau, to mažiau žinok, tokių dalykų vyksta. Na, dabar aš draugauju su Sony, tai tikrai puikiai duoda man objektyvų, labai gerai, faini. Turiu pasakyti, nes prieš tai Nikon pasakiau, tai turbūt būtų gražu paminėti. Nu tai va, labai fainai, kad, kaip sakant, irgi duoda skirtingos įrangos. Tai o pirmas tas projektas, kurį tu padarėjai ir ar aš teisingai dabar prisimenu, kiek tu sakei, tu jį kažkaip pristatei ten, ar su to Nikonu? Ne, su Nikonu tai nesusiję. Tu klausai apie tą projektą, kuris davė šiek tiek žinomumų, gal ar ne? Ar ne?
Tai gal papasakok apie tą pirmą projektą, kuris davė žinomumo. Tai tokie, na aišku, dabar aš kalbu apie daug metų atgal, 13 metų atgal. Tai tada man dalyvavau konkurse laimėti, man atrodo, TV3 naujo sezono fotosesiją. Ir man tas darbas buvo žiauriai svarbus, ta prasme, kur aš realiai tam, kad gauti tą projektą, aš atsimenu, man jisai buvo gyvybiškai svarbus, aš parašiau laišką, aš padariau prisistatymą, aš, žodžiu, visą tai išsiunčiau ir, žinai, kaip sako, miegojau su kumščiais turbūt, kad tik tais tai pavyktų. Ir aš gavau tą projektą ir man atrodo, kad jie vėliau darė iš to projekto nuotraukų parodą ir, aišku, ėmė iš manęs interviu ir, na, įsivaizduoja, tai galbūt tai davė šiek tiek tos klaidos. Ir kitas projektas tai buvo, nežinau, ar kas nors iš vis pamena, bet buvo toks vakaro žinios ir jie turėjo tokią skiltį, man atrodo, olele mergaitės, kažkas tokio. Tai ir kiekvieną savaitę jie ten kepdavo po tą naują mergaitę. Tai, žodžiu, man teko tos kepėjos darbas ir, žodžiu, kažkaip tada aš pradėjau fotografuoti merginas, arba tiksliau net nežinau, gal merginas su apatiniu trikotažu, tai toks tikslesnis apibūdinimas. Ir tada, aišku, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę tas merginos tos nuotraukos ir mano pavardė žurnale. Ir tada, aišku, pradėjau važiuoti ir tie kiti žurnalai, kiti reikalai. Tada dirbau su Laima, dabartinė Laimė, Ieva, Moteris, nežinau, kokių dar buvo žurnalų, Žmonės, su visais tuomet dirbau žurnalais. Dabar šiuo metu nebedirbu. Ok. Tai ką? TV3 fotosesija, tada merginos, užsakymai prasidėjo. Tai aš įsivaizduoju, va dar tais laikais, žinai, tai tikriausiai skirtingo tipo labai atsitikdavo užsakymų, nes žmonės tiesiog pamatydavo, tai būdavo gera sklaida, ne, ir tada jie norėdavo ar ne, ar tikslingų kažkokių užsakymų gaudavo į tai, ką nori fotografuoti. Ne, užsakymų tikrai buvo labai įvairių, aš kartais turėdavau po kelias fotosesijas per dieną. Šiaip dabar, kai prisimenu, tai galvoju, iš kur buvo tiek jėgų, nes dabar turiu po kelias fotosesijas per mėnesį maksimum. Tai tada iš ryto padarydavai kokią nors ten, nežinau, privačią, po pietų žurnalinę ir dar įsprausdavai kokį nors portretą per vidurį. Tada naktim atrinkinėdavai nuotraukas, kartais tarpuose komentuodavai retušą arba pats susiretušuodavai, jeigu biudžeto nebūdavo. Ir dar likusias laisvas dienas vadybindavau reikalus pati savo. Tai realiai turbūt buvo metas, kai dirbau 24 valandas per parą. Bent jau toks jausmas buvo. Bet po to pamažu, kai va, tie darbai įvairiausi, kaip ir sakau, nuo žurnalo iki ten kažko, teko padaryti keletą reklamų, keletą komercinių projektų ir aš tada supratau, kad man patinka, aš mėgstu struktūrą ir aiškumą. Man tai žiauriai patinka, man nelabai patinka netikėtumai, kai tu ten nesi tikras, ką darai. Tarkim, dabar aš dirbdama, netgi jeigu nėra kažkokios man aiškios užduoties, aš pati ją sukuriu. Aš padarau briefą, kuris skirtas ne tik man pačiai ir klientui, bet jis yra skirtas visai komandai. Ta prasme, kad visi žinotų, ką mes darome. Visažistas ir stilistas, aš laukiu visada jų pasiūlymų ir mes kartu susitikę tą dieną, mes visi aiškiai žinom, ką mes darysime ir
nepasiliekam vietos ne tai, kad improvizacijai, bet tokiem galbūt klaidom. Ir aš manau, kad visą tai atėjo iš patirties. Tarkim, vienoj fotosesijoje tokia klaida, kitoj fotosesijoje tokia ir kai visą tai, žodžiu, susidėjo, pasidarė aišku, ko reikia. Ir apie ką aš čia kalbėjau? Kažką tu paklausai kitą. Ne, tu dabar labai fainai kalbėjai, kaip viskas, kaip tu gryninaisi ir augai, žinai, per tas klaidas. Ir aš dar iš karto jeigu galiu klaidų dalį paliesti šiek tiek. Nes, žinai, kartais atsitinka, pradedi daryti ir tada kažkas tenais, ten žmogus, pavyzdžiui, nepatenkintas tavo darbu ir galbūt ten jis nepatenkintas kažkokia detalė, neatrodo, kad jau tu viską blogai padarei. Kaip tau sekėsi priimti kritiką pirmąją? Tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad aš nesulaukiu dabar kritikos. Realiai, kad būtent, aš gal papasakosiu nuo pradžių, gerai? Tarkim, dabar šiuo metu, ką aš darau, tai daugiausia yra 2 tipų darbai. Tai yra vieni darbai, tai yra komerciniai projektai, tai yra mano klientai, kurie, tarkim, neturi reklamos agentūros, bet ten turi savo marketingą, ar ne? Ir jie nori tiesiog įvaizdinių nuotraukų, arba tai kampeinas kažkoks, arba ten sezono, tarkim, pavasaris, vasara, ruduo, žiema nuotraukos, arba lukbukas, žodžiu, belenkas, tai yra komerciniai klientai, be reklamos agentūros. Ir tada yra reklamos agentūros užsakymai, kai jie fotografuoja reklamas, arba brandam, arba produktam, arba prekybos centram. Tai iš esmės, kuo skiriasi šitie 2 klientai, tai yra tuo, kad labai dažniausiai agentūra jinai ateina su savo eskizu ir sako, mums reikia padaryti, tarkim, tokią nuotrauką. Na tai ką, tai tavo užduotis yra maksimaliai gerai atsakyti į tą užduotį, ar ne? Tai pirmiausia, reikia surinkti tinkamą komandą, kuri galėtų išpildyti tas nuotraukas dalis, ar ne? Dailininkas, stilistas, modeliai, make-upas, nežinau, dekoratoriai, belenkas, lokacija. Ir tada suvaldyti visą tą projektą. Nuo suorganizavimo, nuo sąmatos paskaičiavimo iki retušo, ar ne, ir projekto pridavimo. Tuo tarpu komerciniai klientai, jie labai dažnai ateina tiesiog, mums reikia nuotraukų. O ką jūs galit pasiūlyti? Tai tada prasideda kūryba, nes tada tu galvoji, ką tu gali pasiūlyti, ar ne, ir tada tu pats jau darai tą užduotį, su kuria ateina reklamos agentūra, bet tu ją darai, kaip aš sakau, pats savo, ar ne? Tu dažnai siūlai porą, pavyzdžiui, idėjų klientui, kad mes galim taip nufotografuoti arba taip nufotografuoti, ar ne? Bet tada man atrodo, kad šitas dalykas man labai darbe padeda tuo, kad tada mes nepadarome klaidų. Mes pasiruošiam, aš padarau briefą, visos dalis pasiruošia ir padaro briefą ir aš jau pati viską pristatau klientui. Sakau, žiūrėkite, mes dirbsime šitaip, darysime šitaip, ar jums tai patinka? Ir jie sako, patinka, nepatinka, arba čia dar pasikoreguojam. Ir tada man labai patinka, kai pats klientas dalyvauja procese. Aš visada kviečiu, nes žinau, kad būna žmonių, kurie, ten sako, atvažiuos klientas, Dieve mano, kaip blogai. Labai gerai, kad atvažiuos klientas, nes jisai bus su mumis, jisai dalyvaus, jisai komentuos vietoj, jisai nebus taip, kad aš nusiųsiu nuotraukas ir jis sakys, o Jėzus Marija, ką jūs čia padarėte, ar ne? Tai iš tikrųjų neišgirstu aš tos kritikos, nes man atrodo, kad mes maksimaliai pasiruošėm. Man yra, dėl ko iš vienos pusės aš nebedarau tų privačių fotosesijų, nes man žiauriai yra sunku girdėti, kokie žmonės yra savikritiški savo. Kai jie fotografuojasi ir sako, Dieve mano, čia koks pagurklis, kodėl man nepasakėt.
arba ten, žinai. Tai va, tai jo, labai senai, kada teko girdėti kritiką. Geras. Toks detalus labai ir, žinai, labai stiprus pasiruošimas ir tada būtent kliento įtraukimas irgi, kad būtent esminiuose žingsniuose jisai irgi, kaip sakant, žinai, jeigu aš jau palinksiu galvą, tai kaip ir neturėsiu paskui dėl ko priekaištauti, nes čia kartais tikrai būna, kai atrodo baisu, kad klientas bus šalia ir tada atsiranda tas gepas, nuo startinės kažkokios užduoties iki galutinės ir per tą momentą klientas įsivaizduoja, ką tu galėjai padaryti, bet kai jisai įsitraukęs į procesą, tai rezultatas absoliučiai kitoks. Tai šitas labai fainas pasidalinimas. Aš kaip ir sakau, yra tekę turėti keletą pamokų savo darbo, savo karjeroje, kai, pavyzdžiui, bet tu realiai mokaisi iš tų pamokų, man atrodo, kad patirtis ir praktika labai daug duoda, žinai. Tarkim, yra buvę fotosesijų, kur kažkada jau esu, atrodo, sekiusi tą pavyzdį, tarkim, fotografavome batus, ar ne, avalynę, klientas buvo avalinės pardavėjas ir kaip ir taip briefly susitarėm su stilistu, kad ten reikia kelnių, ten reikia kažkokių suknelių, dar kažko ir ten apsitarėm ir tada ateina stilistas į fotosesiją ir aš matau, kad visos tos kelnės yra kliošinės ir ilgos ir kad tų batų nesimato. Tai kaip tu gali fotkinti batus, kai jų nesimato? Ir tada aš supratau, kad tai yra paskutinis kartas, kai aš fotografuoju be tokio labai konkretaus pasiruošimo. Tai dabar mes darome, stilistas ruošia savo briefą nuo iki, aš turėsiu tą, ir trečią. Ir visada turim ekstra variantą, jeigu nei vienas iš jų netiktų. Tai iš tikrųjų tas pasiruošimas ir atsakomybė, man atrodo, kad labai padeda man darbe. Ir darbe tai ne kaip tiesiog man fotografijai, bet kaip ir visam productionui, kad aš prisiimu visą atsakomybę už kiekvienos dalies darbą. Tai yra, kad jeigu, aš nežinau, padarė stilistas klaidą arba visažistas klaidą padarė, tai nėra jų klaida, tai yra mano klaida, tai yra mano fotostudijos klaida. Tai aš stengiuosi išvengti, kad jų nebūtų. Tai ateidami klientai, jie kaip jau ir turi, tie, kurie grįžta, tarkim, tai jie turi pasitikėjimą ir žino, kad, ta prasme, viskas bus apgalvota nuo iki ir kad tokių klaidų nepasitaikys. Čia dar labai geras momentas, žinai. Bet ką tu pasidalinai, ar pradedantiems fotografams, ar pažengusiems, kad kartais atsiranda tokių, tikrai, aš prisipažinsiu, aš gal tokia, žinai, ne su profais dirbau, su mokymais, su pradedančiaisiais pažengusiais. Tai tikrai neretai išgirstu, tai tada atėjo čia aišku, ne reklaminiai, ne komerciniai projektai, bet vis tiek, ne? Atėjo ten susiglamžęs, atėjo ne su tais drabužiais, neatėjo tas anas. Ir tada toks, žinai, kad fokusas yra į tai, kad tas žmogus kažką blogai padarė, o ne tai, kad aš prisiemu atsakomybę. Nesąmonė, reikia, paklausykit manęs, jauni fotografai, visada, kai sako, kaip ten apie krepšinį yra, jeigu, nežinau, laimėjot jūs, tai jūs, o jeigu pralaimėjom, tai mes, ne? Žodžiu, aš nieko nenusimenu apie krepšinį, bet čia šita taisyklė galioja, kad, žodžiu, reikia, tai yra tavo darbas, tavo nuotrauka ir tavo atsakomybė. Tik tai padės. Geras. Bet ką aš įsinešu iš tavo dabar pasakymo, tai iš esmės, jeigu atsirado klaida, kažkokia, ką aš galiu padaryti, kad ta klaida daugiau niekada nepasikartotų. Ir viskas. Ką tu gali padaryti? Ką aš turiu padaryti, kad tai niekada neatsitiktų daugiau. Ir tai įsivaizduoju, o kiek tų klaidų gali atsitikti komerciniai ten fotografijai? 10 kokių tokių didesnių. Tai, kaip sakant, nereikia daug kartų suklysti, kad visą tai sudėlioti jau super gerai. Tai dėkui už tai. Aš dar, gerbėmiai žiūrovai, primenu, kad vis dar galite dalintis mūsų su Oksana pokalbiu
arba pritaginti draugą, arba dalintis ir pokalbio pabaigoje mes padovanosim 50 eurų Brazi dovanų kuponą. Tai kviečiu dalintis, nes netrukus pakviesiu įsijungti ir į klausimų dalį ir aktyviai pasibendrauti su Oksana. Tai va čia Lina, matau, rašo, Lina sako, labas vakaras, nuostabus Oksanos darbai. Ačiū labai, Lina. Jo. Ai, bet Arnoldas sako, prisimenu iš Snepo festivalio matyta ir girdėta iš ten. Nors va čia toj pasidalinsiu, dar keletą žmonių rašo, sako, Marius sako, kad tai yra pirma pažintis su tavim. Ernestas sako, pirmas pasimatymas ir tą foto sako, pažįstu, seku. Nors va taip jo, ir Nerius sako irgi pirmą kartą. Tai smagu, kad kažkokiu naujų vėjų atkeliauja, žinai, į fotografinį pasaulį. Jeigu, kaip sakant, dar nebuvo susipažinę, tai būtinai stebėkit, nes tikrai yra aukšto lygio productionas, kaip pavadinsiu. Ir tikrai, kaip sakant, tokių Lietuvoje daug nėra. Tai būtinai, kaip sakant, must. Ir kviečiu iš tikrųjų jau jungtis į klausimus, aš net pasidalinsiu baneriuku, kad jūs, kaip sakant, nepamirštumėt, kad galima Oksaną pakalbinti ir užduoti klausimų. Gerai, Oksana, tai ką, komercinė ta virtuvė, labai įdomus buvo pasidalinimas apie tas klaidas. Šiaip, man atrodo, yra svarbu ir faina susirinkti gerą komandą, nes, man atrodo, kad ir tų visažistų yra žiauriai gerų, ir stilistų yra labai gerų, retušuotojų irgi jūs esate susigrobę Brazi visus geriausius. Tai svarbu gera komanda, svarbu susikalbėjimas, nes susikalbėjimas irgi yra vienas niuansas, nes keletą kartų galbūt čia irgi bus naudinga jauniem, aš nežinau kaip pavadinti, jauniem ar mažiau patyrusiam fotografam. Keletą kartų aš esu pasikvietusi fotografų bendradarbiauti, daryti projektus kartu. Na, tarkim, yra tikrai gerų, talentingų, labai labai gražius darbus darančių fotografų. Man tikrai labai daug patinka. Ir kelis kartus esu pakvietus, tai vieną, tai kitą, tai trečią, sakau, čia turim tokį projektą, galbūt padarom jį kartu. Aš visada ten galiu būti šalia, konsultuoti, bet man patinka to žmogaus matymas ir kaip jisai ten dirba, rakursai ir dar kažkas. Ir yra buvę iš tų kartų, kai matosi, kad ateina žmogus ir jisai turi labai daug potencialo ir turi puikų gebėjimą, bet nevažiuoja. Komercinėje fotosesijoje nevažiuoja ir nesigauna tos nuotraukos. Ir kažkaip supratau, kad yra problema ta, kad žmonės nemoka dirbti komandoje. Ta prasme, jie galbūt yra pripratę patys savo ten kažką susigalvoja ir laiko tai savy. Ir nemoka, ta prasme, pasakyti, aš kaip, pavyzdžiui, dirbu, ar ne, tai prie manęs stovi 8 žmonės, kurie laukia iš manęs, gal nenurodymo, bet ar pataisom tą, ar pataisom plaukus, ar čia poza negera, biškį apšvietimas, biškį čia galbūt dekoratorė gali tą kilimėlį pastumdyti. Na, yra daugybė, ar ne, kad ta nuotrauka gautųsi komerciškai man teisinga, ar ne. O tarkim, ateina tas jaunesnis, mažiau patyręs fotografas ir jisai tarsi norėtų kitą rakursą padaryti, kitam rakursai jau šviesa kita, o gal jisai norėtų iš apačios, o gal čia ir tada prasideda chaosas. Aš pastebėjau, kad, kame reikia praktikuotis, tai yra komunikuoti su dirbančiai žmonėm aplinkui. Aš manau, kad čia, kaip ir tu sakai, vienas esminių dalykų, nes kai komunikuoji, tai tu išgirsti iš komandos, ne, kažkokių patarimų, iš visos komandos, žinai, ir tu sakysi, davai darom visiškai kažką tenais kitaip, ir tada visi sakys, ne, nes tada drabužis blogai atrodys, ne, šviesa visiškai nepritaikyta tam ir dar kažkas.
Ir tada gali atrodyti, kad čia jau labai blogai kažką darai. Tai o klausimas, kaip, jeigu nepaslaptis, beje, kaip tu atsirenki komandą? Nes vis tiek ateina žmogus, vis tiek turi tam tikrus dalykus, ką praskanuoji ir jau matai, žinai, ar galima keliauti pakeliu ar ne. Turi kažkokius kriterijus? Man aišku labai svarbu, kad tai būtų labai geras savo srities specialistas. Man patinka dirbti su geriausiais, bet aišku, kitas niuansas tai yra, kad mes iš vis susikalbėtume, kad būtų geras vaibas, nes mes praleidžiame kartu daug laiko ir, tarkim, faina, kai yra gera atmosfera. Bet būna tokių situacijų, kai ateina visiškai nepažįstamų žmonių ir sako, vat, tarkim, aš norėčiau dirbti. Tai jeigu tu matai, kad tas žmogus turi potencialą, tai yra buvę keletą kartų, kai aš tiesiog pasiūliau padaryti kažkokius pro bono darbus, ta prasme, kad, nu va, aš turiu tokį projektą, tu gali prie jo jungtis, ten mes tau mokėsime mažiau arba ten, nežinau, iš vis padarom, tarkim, šį kartą iš idėjos ir tada mes pamatysim, ar mes galime dirbti toliau. Tai, bet čia tame nieko nėra blogo, nes aš ir pati esu ne kartą taip dariusi, tarkim, kažkokius pro bono darbus, man atrodo, kad jie labai padeda susidraugauti. Tarkim, kai galbūt vieno svarbaus dalyko, kurio aš nepapasakojau, tai yra, kaip iš vis man kaip man pavyko ateiti kitų reklamos agentūrų ir tų darbų, kuriuo aš norėjau. Tai teko pakovoti ir pagalvoti, kaip tai daryti, nes kaip aš ten ir norėjau, man vis tiek nepavykdavo, nes visi sakydavo, reklamai mes Oksanos nesamdysim, nes jinai yra mados fotografė. Nu, mados fotografija ir viskas. Ir man tas mados fotografijos ta lipučka labai ilgai buvo priklijuota ir niekas manęs nenorėjo, norėjo, bet ne tiek daug, kiek aš norėjau. Ir tada tie pro bono irgi buvo, kai aš sakiau, davai, aš jums padarysiu ten vieną ar kitą darbą, ir jūs pamatysite, ar jums patinka, bet aš noriu dirbti kartu, išbandykit, padarom. Taip pat dar buvo kitų kelių, kaip aš bandžiau pasiekti tos reikiamus žmonės, nes iš tikrųjų yra tikrai nemažai labai gerų fotografų, kurie puikiai fotografuoja, bet yra visiškai nesėkmingi arba labai mažai sėkmingi komerciniai srityje, nes jie negali pasiekti tų reikiamų žmonių. Bet aš galvoju, kad reikia nebijoti, reikia eiti, bandyti, rašyti laiškus, eiti susitikimus, nes jeigu tu esi pats savo vadybininkas, nes mes agentų neturime Lietuvoje, kurie mus, kaip sakant, pardavinėtų, reikia pačiam save parduoti. Tai nežinau, iš 100 laiškų galbūt vienas bus atsakytas. Būtent. Ir jo kartais atrodo, kad čia kažką pamačiau ir tai yra vienintelis kas nors šansas, bet žmonės, kurie dirba labai profesionaliam lygi, tai jie irgi nori pamatyti ir tavo motivaciją, ar tau įdomu su jais dirbti, ar tu turi motivacijos, ar turi pakankamai energijos, galbūt grįžti per vieną kelią, ateiti pas juos, paskui per kitą ir kažkaip prisidėti. Tai tas net, kur atrodo, žinai, kartais pas mane irgi būdavo, kad jeigu mes dabar neužmėsgiam kontakto, tai ne, jau mums nepakeliui. Bet klausimas, kas bus už pusės metų, ne? Ar tu vis dar norėsi užmėgti tą kontaktą, ar tu tada jau, kaip sakant, sakysi, ne, blogas čia. Tai va, aš iš karto, Oksana, klausimuką. Artūras klausia. Tai Artūras Steponavičius, sveikas Artūrai. Sako, kas sudaro pilną Okto komandą, kas kuom pasirūpina iki fotosesijos. Tai va, iš tikrųjų labai įdomu, kokio dydžio ta komanda yra, ne? Būtent komerciniai fotografijai. Na, tarkim, mes turėjom fotosesiją paskutinę penktadienį. Tai jeigu gerai skaičiuoju, man atrodo, mūsų buvo 9 žmonės.
Jo, 9 žmonės. Turėsime dabar trečiadienį, tai irgi, man atrodo, bus, visada būna panašiai, apie 9-10, jeigu atvažiuoja klientai, pastaruoju metu jie atvažiuoja retai dėl COVID ir dėl kitų situacijų, tai, taip iki 13-14 žmonių. Tai komandą sudaro paeiliui. Svarbiausia žmonės tai yra prodiuseris. Prodiuseris yra unikalus žmogus, kuris realiai koordinuoja visą darbą tarp kūrybinės komandos ir kliento. Tai yra, jisai organizuoja fotosesiją, suplanuoja laiką, tada susiderina su klientu reikiamus dalykus, tada perduoda komentarus kūrybiniai komandai iš kliento, tada viskas keliauja atgal, žodžiu, prodiuseris yra filtras. Tada nebūtų prodiuserio, turbūt viskas griūtų, šiaip aš galvoju. Tada aš esu fotografė, aš esu atsakinga už, aišku, fotografiją, už fotografavimą, už komunikavimą su visa komanda fotosesijos metu ir iki jo, ar ne? Aš jau pasakoju anksčiau, kad aš darausi briefus pati savo arba, tarkim, jeigu dirbu su agentūra ir gaunu eskizą, tai kartais tenka daryti fotografo treatmentą. Tai yra, kaip aš siūlau fotografuoti, ar ne, kokia šviesa, tenka eiti susitikimus, kad tai aptarti, galbūt siūlyti savo ne idėjas, bet išpildymus. Tada yra asistentai, dažniausiai pora, tada yra modelis, stilistas, modelis už gerą atrodymą yra atsakingas. Tada yra stilistas rūbai, make-upas ir plaukai, jau kaip pas mus įprasta Lietuvoje, dažniausiai tai yra vienas žmogus, bet mes kaip tik šiandien diskutavom su prodiuserė, sakom, kažkokia neteisybė, nes tarsi visose šalyse tai yra 2 skirtingos profesijos, bet pas mus kažkodėl žmonėms tenka dvigubai dirbti. Ir tada yra dekoratorius arba dailininkas, kuris mes, patys tenais gėlyčių nedėliojam, yra kas už tai būna atsakingas. Ir tada baigėsi projektas. Žiauriai būna daug darbo pasiruošimo, mes turime projektų, kurie, tarkim, vyksta po pusę metų vienas projektas, ar ne? Aš dabar nufotkinau, tarkim, sausio mėnesį ir mes jį pabaigsime birželį, man atrodo, ar gegužę, kažkas tokio. Nes mes darome viską net ir maketavimą, ir spaudą, ir dalyvaujam spaudoje, ir komentuojam spalvinius prūfus, žodžiu, viską. Dažnai tai nesibaigia vien tik fotosesija. Tai va, ir aišku, retušas žiauriai svarbu, yra labai gerų retušuotojų ir yra labai blogų. Tai kokį pasirinksite, tokie jūsų darbai ir bus. Bet aš labai atsakingai net ir po retušo peržiūriu nuotraukas ir man labai daug laiko iš tikrųjų suvalgo komentavimas. Tarkim, ne kai kurių retušuotojų, bet kai kurių retušuotojų tikrai būna, kad nepastebi smulkmenų ir perretušuoja per daug nuotraukas. Atsakiau turbūt į Artūro klausimą. Čia, žinok, super, kaip sakant, vadovėlį galim parašyti jau, žinai, komanda, čia tas, viską, tai labai fantastiškai. Tai va, kokio lygio komanda iš esmės dirba komerciniuose projektuose ir iš esmės labai įdomu išgirsti 10 žmonių, ne 13 net žmonių, kaip tu minėjai kartais. Tai ačiū Artūrai už klausimą ir ačiū Oksana už tokį samų atsakymą. Ir Marius, kur buvęs, kur nebuvęs. Artūras sako linkėjimai atgal mums šiandien, ačiū Artūrai. Ir Marius sako, Oksana, kaip sprendžiate konfliktinę situaciją su klientais, ar daug konfliktų kyla, papasakokite istorijų apie rimtą konfliktą. Intrigantas Marius bando čia paklausti. Geras klausimas, Mariau. Aš galvoju, kad
Dabar sunku iš karto, aišku, prisiminti kažkokį konfliktą, bet yra buvę, ko tik nėra buvę iš tikrųjų, pavyzdžiui, dabar ką greičiausiai prisimenu, gal tikrai ne konfliktas, bet buvo, kad prisidirbom. Ir prisidirbom labai paprastai. Kaip vat ką tik paminėjau, kad darome, tarkim, tą visą produktą nuo pradžios iki galo ir mūsų galutinis produktas turėjo būti katalogas, ar ne? Tas įvaizdinis kliento katalogas, nežinau, 90 puslapių su turiniu, viršeliais ir ten, žodžiu, jų produktais viduje ir mes patys, mūsų dizaineris maketavo, išspaudėme, labai džiaugiamės, išsiunčiam į Latviją tuos katalogus ir staiga gauname laišką, kurio mažiausiai tikimės, kur mums klientas sako, sveiki, sako, čia kažkas ne taip, sako, mes atsivertėm tuos katalogus ir juose nėra turinio. Dingo turinys. Tai ką jūs jau galvojat, tai yra didelė bėda, nes tai yra 3000 tiražas ir kiekvienas iš jų po 90 puslapių, kur tu realiai viską turi perspausti ir tai yra labai labai daug pinigų. Tai, ką, aš aišku negaliu sakyti klientui, atsiprašau, viso gero, mes daugiau taip nedarysim. Čia neišeitis, nes tai yra tavo kaltė ir tu ją turi prisimti ir ieškoti sprendimų. Ir labai faina buvo, kad iš tikrųjų mums labai kilo greita ir paprasta mintis, tai ir mes pasiūlėm ją klientui, klientas mūsų geras, mes kartu dirbam, nežinau, 10 metų. Ir sakom, ką jūs manot, jeigu mes atspausime tą turinį ant atskiros, tokios, žinot, kaip į knygas būna, kaip jis vadinasi, tas dalykas, skirtukas, atspausim ant skirtuko ir jisai panaudosite dvejopai ir turiniui ir dar atskirti puslapius. Tai jie plojo rankomis ir džiaugiasi, mes už savo studijos lėšas išspaudėm šituos skirtukus, išsiuntėme Latviją ir po to net kitais metais buvo svarstoma, ar galbūt turinį spausti ant skirtuko. Bet, žodžiu, yra visokių situacijų. Aš visada, jeigu kažkame yra mūsų kaltė, tai tikrai 100% spręsim ir darysim. Ir esu vienas iki ištrynus nuotraukas netyčia. Reklaminės fotosesijos. Ne ištrynus, meluoju, aš ant JPEG nufotkinau audorus. Ir tada realiai kitą dieną vėlgi mes savo lėšom vėl surinkom komandą, kas yra labai brangu, vėl modelį ir aš viską dariau iš naujo. Ok, žinai, gerai. Čia jau taip, kur jau, žinai, išgirsti ir toks prakaitas taip išmuša. Jau yra reikalų. Tai ačiū, Oksana, už tokį, nežinau, kūrybiškumą mes galim tikriausiai pasimokyti iš šito atsakymo, kažkokiai kritiniai situacijai, kur atsitiko klaida. Tai gerbėmėjai, dar kviečiu užduoti klausimus. Mūsų pokalbis jau po truputėlį juda į antrą pusę. Apie 15 minučių liko. Tai kviečiu, kaip sakant, nedelsti. O aš dar truputėlį prie komandos dalies noriu paklausti, kada yra toks, kritinė klaida, kai tu pamatai, kad žmogus yra nepakeliui, nes jisai nesugebės galbūt paaugti, kiek tau reikia. Arba galbūt dirbi su profesionalais ir tu pamatai, kad kažkas yra, kažkas indikuoja, kad geriau nerizikuojam kitam projektui. Tomai, aš nežinau, ką pasakyti, aš neatsimenu tokių situacijų. Kritinė klaida, kad nebedirbti su žmogum. Gal čia nebūtinai, žinai, iš tos profesionalios, būtent profesinės pusės, galbūt iš kažkokios etinės pusės. Nežinau, jeigu blogas charakteris žmogaus, tai ir nebedirbi, nes kam gadint savo nuotaiką. Tai to ir norėjau paklausti. Dėkui už atsakymą. Ok, tai pažiūrim tada į tolimasias perspektyvas ir į horizontus.
Kaip perspektyvos, nes jūs turit užsienio klientų, ane? Jo, didžioji dalis jų tikriausiai yra užsienio klientų. Ok, tai tas labai faina. Ir kaip tas kelias iš esmės, nes, žinai, mes čia Lietuvoje taip atrodo, čia lietuviška rinka, čia visko trūksta, tas anas. Ir ten Europos, kitos šalis, ar ten dar kažkas jau taip atrodo, visiškai kažkaip už to pasiekiamumo ribų. Ar įmanoma, va taip profesionaliai dirbant, kaip jūs dirbate, ne, su tokiu stipriu productionu, pasiekti užsienio klientą ir kažkaip užsirekomenduoti, dirbti su juo? Žinoma, įmanoma, reikia tik norėti, tai ir reikia daryti, nes man atrodo tokia esminė klaida, aš ir pati ją dariau ilgą laiką, ką daro fotografai, jie kažkaip įsivaizduoja, kad tarkim, ten išmoksta jau, viską išmoksta, ką reikia mokėti, ar ne? Ten, tarkim, moka kompoziciją, moka čia apšvietimą ir jau prisidaro tenais nuotraukų, pasidaro portfolio, viskas susideda į puslapį, atsidaro ten Instagramą ir laukia. Kadagi jau čia tie darbai jau čia pradės man kristi. Tai aišku, kad jie nepradės kristi. Reikia dirbti, kad jie ateitų tie darbai. Po to kitas dalykas, gerai, ten nukrenta tas vienas kitas darbas, tai jau čia gerai, jau dabar jau taip ir bus. Ir nebus taip, nes, ta prasme, reikia nuolat nepriminti, dirbti. Jeigu tu jau turi klientą, tai dirbti su juo, kalbėti su juo, komunikuoti, užmegzti tai glaudų ryšį, nes klientą labai lengva prarasti, dar sunkiau yra atrasti naują. Ir dar būna, ką aš anksčiau pati darydavau, tarkim, jau kaip ir sakau, ten turiu tą portfolio ir viską, ir ir siunčiu ten kokį laišką, štai aš esu Oksana, čia mano portfolio. Ir kas? Tai kiek tų fotografų yra toj žemėje, kurie ten turi savo gražų portfolio. Neįdomu niekam, kad tu turi tą portfolio. Tai jisai nesamdys tavęs. Dažniausiai dėl to tik tais, kad tu turi portfolio. Tai klientam tiesiog, tarkim, naujoje paieškoje tų komercinių užsakymų labai svarbu yra asmeninis ryšys, kad tu pasiektum teisingus žmonės, ar ne, kad tu turi žinoti, kas už ką atsakingas, ar ne, kokioje kompanijoje, tu nerašysi info, ten kažkoks ten, nežinau, notebooks.com. Ir kas, ateis ten administratoriai, jinai ištrins tą laišką, ar ne. Tikrai nepersius ten marketingo vadovai. Tai reiškia, kad tu turi žinoti, kas priima sprendimus dėl fotosesijų, ar ne, kreiptis į tą žmogų. Ir kreiptis į jį ne tik tai, kad ten sveiki, mano portfolio, mes jau viskas, tai pamirškime, ar ne. Turi aiškiai žinoti, ką tu gali pasiūlyti tai kompanijai, kad jie norėtų tavęs, ar ne, kodėl tu esi geresnis už kitus 1000 fotografų. Galbūt tavo kažkoks yra, nežinau, priority, kame, tai, kad tu, ir tarkim, atmeskim kainą, ar ne, kaina nėra klausimas, tu negali sakyti, kad tu esi, aš darau pigiai. Ne, kodėl, tu darai brangiai, bet kodėl tu esi geresnis, tu, tarkim, turi komandą, ar turi visus specialistus, arba tenais, tu turi, nežinau, pateiki realius pavyzdžius, arba vėlgi sakai, duokite, aš jums padarysiu, pamatysit. Nežinau, galų gale, mes atsimenu, net vienas svarstėm tokį variantą, kad sakom, davai, nusiperkam to kliento produktą ir padarom su jo fotosesiją ir pamatys, kaip jisai kaip gali būti. Aišku, mes to nepadarėm, bet čia buvo viena iš idėjų, man atrodo, visai faina. Ir tarkim, kai aš norėjau dirbti su agentūrom, tada aš asmeniškai rašiau ranka laiškus. Aš atsispaudžiau popierinį portfolio ir rašiau kiekvienam labas Inga, labas tam Mariu ar dar kažkas. Ranka rašytus laiškus, nes aš norėjau, kad jie žinotų, kad ne šiaip aš e-mailą atsiunčiu. Tai va. Wow.
Wow. Tai čia visą, ką pasidalinai, tai net tinka nebūtinai ir užsienio, bet šiaip Jo, naujam taip, klientui. taip. Bet yra labai svarbu žinoti, nu, vat, kame tu, nes vat, tas ir yra, vat, fotografai, jie galvoja apie save, iš savo pusės, ar ne, bet jie turi apversti mąstymą. Jeigu tu nori gauti klientus ir užsakymus, kurių tu nori, turi viską apkeisti vietom, ar ne, tu turi sužinoti, ko reikia tam klientui, ar ne, ko jam reikia, su kokiais iššūkiais iš susiduria, gal jam kažkas nepatinka jo tos fotosesijose, kuris jisai dabar turi, gal kažką tu gali padaryti geriau, gal tu pats matai, ką gali padaryti geriau, kame tavo yra stiprioji pusė. Ir čia tas įdomus faktorius, kad kainą mes padedam į šoną, nes pagal kainą didelis užsakovas, nu, tai nėra pirminis. Nesąmonė, ten tas kaina, tai ne faktorius, ne rodiklis. Aš, pavyzdžiui, niekada nesakyčiau, kad aš darau už pigiai, aš nedarau už pigiai, aš darau už brangiai. Bet aš turiu, nu, ne apie save aš kalbu, bet aš taip mėgstu mąstyti, kad, ta prasme, nu, kodėl aš turiu dabar, tiek kainuoja dalykai ir aš išmanau savo darbą, tai kodėl kaina turi būti rodiklis. Ne, aš turiu kitų prioritetinių dalykų. Tai va. Ačiū, Oksana. Už vėl tokį savų, nerealų atsakymą. Tai, taip, dabar keletą klausimų dar turim. Ok, Rasa klausia, sako, ar lengva būti kūrėja ir kartu savęs pardavėja? Nu, ne, tikrai nelengva. Rasa, reikia padirbti, bet galbūt tampa lengviau vėliau, kai jau įsivažiuoji, kai jau turi tų klientų. Man labai patinka mano niša, kurioje aš įsikūriau ir aš tikrai, va, pavyzdžiui, dabar aš išmanau, ar ne, ką aš darau ir man nebėra sunku dirbti. Aš atsimenu, būdavo anksčiau, kai aš ten nemegodavau prieš tas fotosesijas, jaudindavaus, galvodavau, o Dieve, kas rytoj bus, košmaras. Dabar, kaip aš ir sakiau, pasiruošė ant tiek, kad, nu, viskas tau ramu ir juolab, kad tu išmanai, ką tu darai ir sunku nebėra. O dėl pardavimų, tai karts nuo karto tai vyksta, bet dabar jau padeda tai, kad tai eina iš lūpų į lūpas, vienas klientas pasidalina su kitu klientu arba pamato jie, tarkim, tos pačios srities to panašaus produkto gamintojai ir jie patys ateina jau. Tai, ja, man atrodo, kad viskas yra tik tais pastangų ir laiko klausimas. Geras, dėkui, Oksana. Taip, truputėlį apie gyvenimiškus dabar dalykus, tokius kūrybinius gyvenimiškus dalykus. Greta klausia, sako, sveiki, ar aplanko kūrybinė krizė, kaip semiatės įkvėpimo? Tai gal čia net 2 klausimai, sakyčiau. Ar būna tos duobės, kaip sakant, kūrybinės? Gal ne tiek kūrybinės, bet kiek būna visiškai jau, kai viskas atsibosta, kiek aš čia metų galiu fotkinti, jau čia atsibodo, jau kažką, jau kitą galėčiau daryti, jau tikrai, bet, nu, kad nieko kito aš nemoku daryti, aš nežinau, reiktų čia studijuoti, gal iš naujo kažką, bet semiuosi įkvėpimo paprastai, pasiemu šeimą, lagaminą ir mes važiuojam atostogų ir kažkaip toksai atsitinka recharge'as, kada po to vėl gali dirbti. Krizių, man kažkada atsimenu, vienas iki tokia situacija gyvenime turėjau, mano tėtis yra ukrainietis ir jisai visą gyvenimą jūrininkas buvo ir vadovavo didelėm komandom laivuose, nes buvo kapitonas. Ir jis toksai, sakyčiau, griežtas, bet ir fainas. Ir aš atsimenu vienas, kad atėjau ir kažkas ten man darbe, daug darbų supuola, ten jau visiškai panikoje, ten, nežinau, ateinu pas savo tėtį, sakau, aš nežinau, ką man daryti, nes, sakau, nu, kaip tu išgyvenai savo sunkiausius gyvenimo etapus. Ir mano tėtis sako, nu kaip, sako, no panic on Titanic. Ir man tas, žinai, jo posakis kažkaip
toks elementarus visiškai atvėrė akis, galvoju, tai gerai, tai viskas yra aišku, nėra neišsprendžiamos problemos, ar ne? Arba vienaip, arba kitaip jinai išsispręs. Tai, jo, su tuo ir gyvenu. Dėkui. O įkvėpimo dalis, nes iš tikrųjų, žinai, komercinė fotografija reikalauja to ir inovatyvumo, ir, galbūt ne visada, žinai, bet, šiaip, kad atsispindėtų dar, žinai, kažkokie tie šiuolaikiški tarp disciplininiai, tarp kultūriniai net kartais dalykai. Kaip pavyksta būti up to date? Galbūt tas pats pasiruošimas, kaip aš sakau, fotosesijai, kai aš ruošiu tą briefą, tai vis tiek tu tada žiūri, kas šiuo metu trendina, kas yra madinga, kas populiaru, gražu, ką žmonės daro, kokios, nežinau, spalvos, rakursai ir kiti dalykai. Ir taip tu tarsi atsimuini, kas vyksta dabar. Ar tai padeda įkvėpimui šiaip bendrai? Nežinau, bet padeda būti šiandien. Super. O, Darius klausia, tai dar keletą klausimų, Oksana. Aš jau iš tikrųjų matau, kad yra dar 4 klausimai, tai dalį iš jų mes pajudinsim, bet visų jau nebespėsim. Tai noriu geriausiai išrink. Tai išrinksiu, man atrodo, dar mes gal kokie 1-2 klausimus turim, 1-2 klausimams turim laiko. Ir aš kaip ir žadėjau, kad pačioj pabaigoje bus, kaip bendra kūryba. Tai klausimas, ką išsinešat iš šiandienos susitikimo? Tai čia mūsų žiūrovams. Parašykit, koks įsinešimas. Vienas paprastas gali būti labai dalykas. Neturi būti kažkokie gigantiški dalykai. Tai parašykit, labai bus įdomu pasidalinti su Oksana, nes irgi kartu visas tas pokalbis ir rutuliuojasi. Tai labai nuoširdžiai iš anksto dėkoju. Taip, tai skaitau klausimus ir dabar pažiūrėsiu, kas čia. Gerai. Tai. Ok. Tai Domantės klausimas. Jinai sako, Oksana, papasakojte, kaip atrodė pirmasis didelio biudžeto Okta projektas, kaip pavyko suvaldyti, ar rezultatas tenkino? Buvo toks, kur jau su drebančiom rankom ateini, nes čia tai yra the biggest in your life, žinai, reikalas. Buvo šiemet. Jo, iš tikrųjų, nes praėjusiais metais mes pradėjom dirbti su viena vokiečių kompanija ir jie mums pradžiai davė pasibandyti. Aš taip įtariu, kad mus testavo. Davė ten vieną fotosesijos, tada kitą, tada jau daugiau ten darbų užvertė. Ir šiemet mes turėjom tas darybas, kur jie sako, mes norėtume dirbti su jumis, mums čia viskas aišku ir viskas faina. Ir jie mums davė visą savo metų kampaniją, kurią ten įeina ir produktai, ir įvaizdinės, ir tikrai daug fotosesijų. Aš tikrai buvau super, super laiminga ir galvoju, čia viskas nerealiai. Tryniau rankom. Suvaldyti pavyko, taip viską padarėm, ką reikėjo, nes turbūt dėl to ir gavom tą projektą, nes jau įrodėm jiems prieš tai, kad gerai mums sekasi, bet dėja atsitiko karas ir dabar dalis mūsų projekto, kaip sakant, atsišaukė. Aišku, labai gaila, bet dirbam toliau, tik tais ne tokia didelė apimtis, kaip tikėjomės. Bet šiaip visus labai tenkino rezultatai, man irgi labai patinka, nes tai yra visiškai kitas požiūris, kita rinka ir man patinka, kaip jie patys elgiasi su savo brandu ir ką jie daro, ko jie iš mūsų prašo. Tai jo, ir jiem patinka, ką mes darom, dėl to grįžta. Super, labai kažkaip smagu girdėti, kad taip... kad fainai visa Okto productionas taip fainai reprezentuoja to pačiu ir Lietuvą.
būtent darydamas kokybiškai darbą. Tada labai labai faina. Tai ačiū, Oksana. Tai ką, pažiūrėkime, kaip čia mūsų įsinešimai šiandien. Tai įdomi dalis. Kaip sakant, mes čia dirbėjom, tai dabar įdomu, kaip čia viskas atrodo. Taip, Nerijus sako, aš įsinešu taip, pirmas, kad norint kažko pasiekti, reikia nebijoti pasiekti teisingų žmonės, kurie gali atverti naujus kelius. Antras, atsakomybės prisiėmimas, nereikia kaltinti kitų, geriau pagalvoti, ką padariau, kad šito būtų išvengta. Šaunuolis Nerijau, teisingai. Čia vieni iš tokių, man atrodo, irgi esminių dalykų. Odeta irgi sako, tavo darbas ir tavo nuotrauka, tavo atsakomybė. Ačiū, Odeta. Karina sako, susipažinau su žinomo Lietuvos fotografė. Ačiū, buvo įdomu. Dėkui. Karina. Dovilė sako, fotografo ir komandos disciplina. Taip, labai svarbu. Edita sako, reikia prisimti atsakomybę už savo nuotraukas. Ačiū, Edita. Marius sako, mylėti klientus. Jo, ir nestumti ten už nugaros, žinai, kaip po to. Taip. Viktorija, ačiū, Oksana, man labai svarbus jos paskatimas lipti iš komforto zonos, aš niekaip to nesugebu, privalau nebelaukti. Viktorija, nebelauk. Ačiū tau. Taip, dar porą paskaitykime. Edita sako, aš įsinešu, kad reikia dirbti už brangiai, linkėjimai norėtų. Laipu. Kaip sakant. Čia buvo toksai teorinis pamastymas, ta prasme. Primokysi čia dabar, Hebra, žinai, tai tuoj čia prasidės dabar. Visi dirbau. Edita sako, dirba pigiai tie, kurie neišmano savo darbą, parodykim klientam, kad mes žinom, ką darom, nedirbkime pigiai. Ačiū, Edita. Ir Lina dalinasi, sako, manau, atvirumas, nuoširdumas ir savo darbo išmanimas, atsidavimas 100% tai, ką darai. Ir paskutinis komentaras, įsinešimas, Evelina dalinasi, sako, nepasiduoti, jei suklystai, rasti sprendimą. Super. Ačiū Jums visiems už tokius, nežinau, man atrodo, gražiai iškristalizavo esminius punktus visai, ne? Jo, liuks. Tikiuosi tikrai kažkam kažkas išliks mintį. Tai aš net nebijau. Oksana, ačiū už šiandienos pokalbį ir prieš jau atsisveikinant, toks klausimas, ar nežinau, čia klausimas, palinkėjimas savo. Man savo? Taip. Sutikti kuo daugiau nuostabių žmonių. Super. Ir gyvenime. Ir dar vieną palinkėjimą, sugalvojau, jeigu galiu. Palinkėjimas Lietuvos foto industrijai. Aš tai linkiu jums visiems žmonės, linkiu tiesiog pirmiausia nebijoti ir surasti save. Surasti, ką jūs norite daryti, išgirsti savo vidinį balsą ir važiuoti drąsiai. Bandykit, tiesiog bandykit daug kartų. Rašykit 100 laiškų, darykit 100 fotosesijų ir vis tiek pavyks. Sėkmės. Ačiū labai, Oksana. Tai aš noriu dar kartelį padėkoti mūsų partneriams, tai yra Vilmerio baldams, tai yra Nanlite apšvietimui ir Mr. Clay tinkams, sienoms ir šiuo atveju drobėms. Ačiū, kad dalinotės ir taginot draugus. Brazi Photoschool komanda pasidalins laimingojo vardu komentaruose arba šiandien po transliacijos, arba rytoj iš ryto. Tai matysite save, tai susisiekite ir atsiimsite, kaip sakant, pelnytą prizą. Ačiū, kad buvote drauge. Oksana, dar kartelį. Ačiū tau. Labai už nuoširdų pokalbį. Ir iš esmės, kaip aš pradžiai, žinai, kaip aš pasakiau apie save, tai visa tai dar kelis kartus tiesiog net nepasikeitė, o sustiprėjo. Tai ačiū tau už tai. Ačiū.
Faina, kad pakvietėt. Labai smagu matyti ir tikiuosi ne paskutinis kartas. Tai aš, Oksana, dabar jau leidžiu tą atsisveikinimo užsklandą ir sustabdysiu transliaciją, jinai ten 30 sekundžių užtruks, o tu dar sekundėlę pabūk, aš norėsiu asmeniškai dar tau padėkoti. Gerai? Gerai. Taip, tai ieškau užsklandos ir viso gero. Susimatom kito mėnesio pirmadienį. Iki. Ede.